Laidą remia Fakto Auto, naujausi Hyundai crossoveriai, įvairūs modeliai kiekvieno skoniui. Laidą pristato Hado Red Boost, tepalai jūsų automobiliui. Labas rytas. Šiandien turime dar vieną naują gamintoją Lietuvos automobilių rinkoje iš Kinijos ir tai yra Xpeng, arba kaip sako patys kinai, Xiaopeng ir prabangiausiojo modelį G9. Jis yra gana įdomus, taigi be jokių uvertiūrų eime apžvelgti jo. Xpeng yra ne tik naujas automobilių gamintojas, tai visiškai nauja technologijų kompanija, įkurta vos prieš 10 metį, 2014 metais, o pirmąjį savo automobilį jį pagamino 2018. Xpeng tikras kinų startuolis, kuris žvelgia į ateitį ir jo futuristinis dizainas, nors pagal proporcijos ir masyvumą didingas, bet yra beveidis, blankus, be jokios istorijos ir cinkelio. Nes ne tai svarbiausia. Kinai prabangą mato kitaip. Salonas čia iš tiesų labai prabangus, nors jis minimalistinio dizaino, bet medžiagos mažos detalytės tikrai atrodo įdėta darbo ir pagalvojimo. Net ir čia apačioje durų kišenės yra aptrauktos oda. Ne visada tą pas Audi ar BMW rasi. Na, bet aišku, kinai ir būtent jų technologijų kompanijos žaidžia toli gražu ne prabangą, o technologijomis, kurios visos valdomos per šios du didelius ekranus. Ir įdomybių čia yra žiauriai daug, tai pabandysiu jas greitai apžvelgti. Visų pirma, kas neįprasta, čia yra garsiakalbis į lauką ir galima muziką leisti į lauką. Taip pat čia yra, aišku, nuostabus sėdinių masažas, žiauriai stiprus, kokio nėra, nežinau, kitose europietiškose automobiliuose. Tada čia dar yra... Bet čia yra viena nesąmonė. Tai Android Auto. Kaip ją įsijungi, ji būna rodoma per visą ekraną. Android Auto, Apple CarPlay. Kaip ir gražu, kad per visą ekraną, nes kiti automobiliai turi kokias užduočių juostas dar išlindusias, o čia neturi. Bet tai yra žiauriai blogai, nes kai pasijungi Android Auto, negali valdyti absoliučiai nieko. Visiškai nieko. Net temperatūros automobilio viduje negali pakeisti, turi grįžti į normalų meniu, o kadangi net nėra jokių greitųjų nuorodų, tai turi spausti šitą mažą ženklelį, kad Android Auto meniu išgautum, o šį mažą ženklelį man vairavimo pozicijoje užstoja vairas ir mano ranka, aš tada turiu pasižiūrėti, aha, va čia paspaudžiu, tada va dar kartą paspaudžiu ir tada dar kartą paspaudžiu, grįžtu į Xpeng ir tada galiu jį valdyti. Nu, kodėl tokią nesąmonę padaryti? Kinai. Pramogų užtektinai ir keleiviui. Nuo atsipalaidavimo režimų, įvairių muzikos ir vaizdo transliavimo platformų, kurios puikiai veikia važiuojant, iki tokių nematytų įdomybių kaip makiažo erdvė. Vat, veidrodėlis keleivio pusėje, kuris yra gerokai didesnis negu vairuotojo pusėje. Ir čia yra makiažo erdvė. Veidrodėlio apšvietimą galima priderinti prie veido spalvos, o sėdynė automatiškai sureguliuojama taip, kad būtų patogu žiūrėti į save, ko tik jie neprigalvoja. Dar viena įspūdinga funkcija – automatinis parkavimas. Jis vakarietiškuose automobiliuose egzistuoja jau senai, daugiau nei 10 metį, bet Xpeng su beveik 10 kamerų, lidarais, radarais jį perkelia į kitą lygį. Automobilis moka pats įsiparkuoti į pačias sudėtingiausias vietas tarp automobilių, tarp kolonų, statmenai lygiagrečiai ir net ten, kur nėra jokių automobilių, tiesiog tvarkingai tarp baltų linijų. Taigi, technologijų kompanija iš tiesų maloniai stebina savo technologijomis. Žinot, sėdus prie vairo pasimato, kad Xpeng kompetencijos vien tik su technologijomis ir gražiai apdirbta oda nesibaigia. Xpeng G9 važiuoja taip rafinuotai ir prabangiai, kaip tą daro geriausi vokiečių inžinierių kūriniai. Orinė važiuoklė puikiai susitvarko su bet kokia kelio danga, o puikiai garso izoliacija visiškai atriboja nuo aplinkinio pasaulio. Tai visavertis prabangus automobilis, kuris seniesiems prekės ženklams nenusileidžia ir dinaminėmis savybėmis. Visais ratais varomas SUV turi 550 arklio galių ir 100 km/h pasiekia greičiau nei per 4 sekundės.
pagreitis žiauriai stiprus, bet įvažiavus į posūkį nieko blogo nenutinka. Automobilis nėra sportiškas, nėra labai greitas ir vikrus, bet jis viską padaro teisingai ir užtikrintai, nesukeldamas jokio baimės jausmo, kad per greit atvažiavau. Nuvilia tik adaptyvi kruizo kontrolė, kuri turi dalinį autonominį vairavimą ir jis nepasižymi sklandžiu veikimu. Elgiasi kitaip nei įprasta vairuotojui, dėl to važiavimas su šia sistema atrodo chaotiškas. Xpeng G9 turi 93 kWh bateriją, su kuria galima įveikti apie 400–500 km vieną įkrovą. Tai 800 V elektros sistemą turintis elektromobilis, kuris gali būti įkraunamas 525 kW gale. Galingiausia įkrovimo stotelė Lietuvoje – vos 400 kW. Automobilių gamintojų iš Kinijos yra labai daug. Vieni jų nemoka gaminti automobilių, kiti moka gaminti pigius automobilius, kiti moka paprastus automobilius, bet kinai moka gaminti ir gerus automobilius, prabangius automobilius. Šis modelis kainuoja 80 000 eurų. Ir žinau, ką sakysit, 80 000 eurų už automobilį iš Kinijos? Na, ne visai. Jis gaminamas beje bus Austrijoje. Bet vis tiek, už prekės ženklą, tokį dar niekam nežinomą, vos 10 metų egzistuojantį iš Kinijos mokėti 80 000 eurų yra daug? Žinokit, ne, tai nėra daug. Nes jeigu čia būtų koks nors Audi, BMW ar Mercedes-Benz ženklelis, šis automobilis kainuotų kokių 120 000 eurų. Na ir jis su tai 100–120 000 eurų kainuojančiais automobiliais stovi viename lygyje.